Šeštadienio rytas, Boba tiesiog pašokį sapną, visas sušlapus sudrėkus. Petras, kas yra? Boba sako, Petrai, nepatikėsi, kokį sapną sapnau. Vis, nu. Sapnuoju, žinau, kalėdinę eglę. Ir kas svarbiausia, tokia didelė, kokia 5 metrų. Ir kas svarbiausia, vietoj žaisliukų ir girliandų pypiukais nukarstyta. Ir viršui tokie mažiukai ant. Aini apačia tokia didesnį, apačiau tokie štolciai, blėt, su kiaušiniais. Petras sako, tai kur mano buvo? Blėt, Petrai, nepatikėsi, tavo ant viršūnės buvo. Praėjo diena, naktis. Ryts išaušo, Petras pašokė iš sapnų. Visas šlaps, Boba, kas yra, sako? Blėt, voda, nepatikėsi, kokį sapną sapnau. Nu, sapnuoju, žinok. Kokį 5 metrų eglę kalėdinę. Ir kas svarbiausia, vietoj žaisliukų ir girliandų, pizutėm nukabinėta. Viršui tokias mažykės celkutės, į apačiainių tokias didesnės, apačioj tašės, blėt. Ona sako, tai, mana, kur turbūt viršui? Durnė, blėt, tavo pizdoj eglė buvo įstatyti.